Labai diena, mėly ir mielos mamos, bedramos žiūrėtojai, klausytojos ir dalyviai. Ir šiandien pas mane svečiuose yra mama Indrė Kavaliauskaitė. Labai diena, Indrė. Labai diena. Tai gal galėtumėt plačiau prisistatyti? Galvojau, ką žmonės turėtų apie mane žinot. Man taip sakė, sako, pagalvok, ką apie tave turėtų žinot. Ir galvojau, ir manau, kad nieks nieko neprivalo apie mane žinot ir neturėtų žinot, bet jeigu mane pažįsta ir kažkur seka ir žino, tai aš gal labiau tikiuosi, kad jiems malonu pažinot, žinot, kažkokių pozityvių minčių žmonėms sukeliu, patinka mano vaikų auginimo būdas, nežinau, gyvenimo būdas, požiūris į gyvenimą, darbo ir vaikų derinimas ir pristatymas mama yra. Čia toks kaip mamos bedramos, ar ne? Labai, pirmas, apie ką visada norisi. Sveiki, aš mama Indrė. Apie ką norisi šnekėti. Tai gerai, kokia jūs esate mama? Visokia. Aš kaip pasakyti, man atrodo, kad aš labai norėjau vaikų ir jaučiausi, kad net daug anksčiau buvau jiem pasiruošus, nes man atrodė, kad gal toks tiesiog tikslas turi būti, kad aš būtinai esu vienturtė, būtinai norėjau ne vieno ir atrodė, kad tiesiog noriu būti mama. Kai gimė pirma Marija, tada skaičiau visas įmanomas knygas, ten buvo mamyčių klubas, ir viskuo degiau, nes man viską pačią reikėjo žinot, viską perskaityti, aš ten ir pozityvus auklėjimas, ir sveika kūdikio dienotvarkė, ir viskas buvo, atrodė, kad visi, man kažkaip visos tos knygos padės, ar ten, nežinau, mokymai kokie nors, ten viską, ką buvo galima lankyti, aš man norėjosi pabandyti ir padaryti teisingai, iki kol supratau, kad nėra jokio teisingo būdo, kad nėra nežinau, gal motiniška meilė tai yra instinktas, bet kad instinktyviai mamos žinotų, kaip jos turi elgtis, ką kurioje situacijoje daryti, taip nėra. Bandom ir žiūrim, kuris variantas geras, kad nieks nežino, kaip daryti teisingai ir kad gal kartais reikia atsipalaiduoti ir tikslas iki tam tikro laiko išlaikyti vaiką gyvą, kad jisai tada kažkaip sveika, po to, kad jis imtų lavėti, ieškot, kas jam patinka ir skatinti tai, kas patinka, nubrėžti kažkokias ribas tam, kad auginam vaiką ne tik savo, bet ir pasauliui, tai kad jis tam pasauliu mokėtų gyventi. Ir va, tokia mama ir esu, bandymais. Ir dabar jau vaikai yra praaugę, ar ne 9? Marijai ką tik suėjo 9, Aleksandrui ką tik suėjo 7. Na va, tai jau praaugę vaikai, ar ne? Ar jaučiate ir prisimenate, kaip keitėtės kaip mama, augant vaikams? Man viskas atrodo, kad va taip prabėgo. Kur atrodė, kad tam tikras laikotarpis truks labai ilgai, o jis taip, dabar žiūriu į tas nuotraukas, tos video, kur vaikai atrodo, dar ką tik taip kalbėjo, dar ką tik neištarė raidžių, tai vaikai auga greičiau negu mamos, man atrodo. Reiks spėti su jais. Ir čia gal ir svarbiausia, tokia aš savo užduotį laikau, kad aš būčiau emociškai prieinama mama. Ir kad mes visada galėtume kalbėtis, kad jie drąsūs būtų išsakyti savo jausmus ir netyčia per savo darbus, per savo, nežinau, lėkimą, ten savo kažkokią rutiną, nepraleisčiau kažkokių svarbių akimirkų, kur su vaikais nueisim į skirtingus kambarius. O dabar jau jaučiate artėjančią paauglystę? Taip. Tikrai dabar anksčiau paauglystės prasideda. 9 ir jau yra tokios pirmos užuomazgos ir mokykloje mokytoja sako jau tėvam, kad jau ruoškitės, nes dabar vaikai, aš 9 ir Marija 9, tai yra du skirtingi pasauliai, ar ne? Tai jau pradedat jausti, ar ne, kad vėl turbūt ir jūsų virsmas turės būti.
Tikriausiai. Nors šiaip, nežinau, kažkaip, kai buvo maži vaikai, buvo vieni iššūkiai. Problemos, bėdos, čia gal netinkami žodžiai, būtų taip iššūkiai. Taip. Kad ten nemiega naktim, reikia keltis. Nu gerai, mamos susitvarko su tuo, pripranta, reikia atsikėliau naktį. Ir atrodo visą laiką sakyti, kad tuoj tas baigsis ir čia jau bus ramu. Nu gerai, tas baigėsi, tada pradeda vaikščioti, ne? Reikia pasilenkus, jau to išmoks vaikščioti ir ten nebijosim nei laiptų. Nu gerai, nebesikelia naktim, nebijom lipt laiptais. Atsiranda kitų dalykų ir tos mamos visą laiką tų iššūkių. Visą laiką kažkas yra. Dėl ko jaudintis, visada yra dėl ko daryti dramą. Tai, čia kaip man sako, tai tavo jau turbūt vaikai dideli, tai nebėra dėl ko. Na, nes jau visieną saugę sakau, žinok, aš dabar daug labiau jaudinuosi, negu kai buvo visi 4 maži. Dėl to, kad kai visi 4 maži, tai tu jaudinaisi dėl to, serga ar neserga, ar pavalgęs ar nepavalgęs, ar sutarė su draugais ar nesutarė. O dabar, kai jie pabyra ir po pasaulį ir jau kuria savo santykius, ir kai tu jau visiškai žiūri tik tai iš šono didelę dalimi, na ir jau didžiųjų vaikų, tai jau visiškai jų gyvenimus tiesiog stebi ir esi tam tikra prasme tik tai dalyvis. Sakau, tai daug yra sunkiau. Daug yra sunkiau. Kai nežinai, kur tavo vaikas. Taip, kai nežinai, kaip jam seksis, kaip nežinai, o nori labai. Lygiai taip pat, kaip norėjai, kad jo ten piešinys būtų pagirtas ir pastebėtas, tai lygiai taip pat nori dabar, kad doktorantūra sėkminga būtų. Tik tai tiek, kad mastelis to. Tai aš sakau, turbūt dėl to taip ir yra, kad tave pripratintų, tokie kaip skiepas. Pradžiai pradedam nuo labai mažų dalykų, tokių kaip nemiegojimas, ar pagyrė piešinuką, ar nepakvietė į gimtadienį. Taip, po truputį kalbėtis. Ir įpranti tada ir paleisti tą vaiką, ir kalbėti apie didelius dalykus, ir egzistencinius klausimus aptarinėti. Ir šiaip aš dabar galvoju, man gal toks etapas, kai mokausi pasitikėti vaikais, kad jie žinos, kaip ką padaryti. Čia ir visai nesenai man buvo muzikinės kaukės filmavimas ir Marija buvo muzikos mokykloje. Nu, žodžiu, nebuvo vienos pamokos. Ji man parašė žinutę, aš jau vis tiek sėdžiu ten, kad ir jos skambučiai yra pramuša visus tylos maudus. Ir be žodžiu, aš matau, man parašė Marija žinutę, kad man nėra tos pamokos. Ir aš rašau, aš ten turiu tokią pagalbą, kur tokia nuostabi moteris padeda man vežioti vaikus. Ir aš rašau, kad Vaida, Marija nėra pamokos, tai tu jau paimk, nes galvo viena toj Balio dvariono mokykloje. Ir tada Vaida rašo, jinai man nekelia. Sustabdžiau visą filmavimą, išbėgau, skambinėjau 6 kartus, nekelia. Ir žodžiu, sakau, Vaida, iki ten į vidų ieškok, jau ieško, nėra prie tos klasės, nėra, kur ten buvo solfedis ar kas. Pripas dainavimo, nu žodžiu, niekur nėra jos toj mokykloje. Man rankos jaučiu. Jau baisiausi scenarijai. Kad jau išėjo kažkur, kažkaip. O, po to, aišku, vaikas atsirado, nes tos mokytos nebuvo, jinai nuėjo pas kitą mokytoją ir dainavo toj klasėje, kur nieko. Sako, tai aš pasidėjau telefoną, man nebuvo tos pamokos, mane kita mokytoja priėmė. Ir galvoju, aišku, taip atsipalaidavau ir tada galvoju, reikia suprasti, kad mano vaikas yra protingas, kad supranta dalykus, tai gal ne taip išmokinu, nežino mano jautrumo lygio ir kad man dar taip nebuvo, kad aš kažkokias 20 minučių nežinočiau, kur yra ir tokia, mokausi, kad vaikai vis dėlto yra protingi, niekur bet kur jie neina, namuose gal kai aš už juos daug ką darau, tada būna neįgalus, bet pasirenkamai. Taip, pasirenkamai, bet staiga, kai sugalvoju, kad ar ten, nežinau, mamos diena ir kad jie gali užsimano padaryti pusryčius, jie ir mamai pusryčius padaro ir nepažadina ir patys apsirengia ir atvirukus, viską jie padaro. Ar turite šeimoje kažkokių tradicijų, nes užsiminėte apie mamos dieną, ar ne? Ar turite kažkokių tradicijų, kurias kasmet laukiate, puoselėjate, kartu darote, ir tai yra šventi ritualai jums? Apskritai, net nežinau, ar tas tradicijas kalbėt vien tik šventės, man gal ne tik šventės yra tradicija, o tam tikri ritualai, kurie sukuria, pasaulis labai chaotiškas. Ir
kad jaustųsi žmogus saugus, man atrodo, kad ką aš kaip mama turiu duoti, tai kad vaikai žinotų, kur jų namai yra saugi erdvė ir tam tikri ritualai ir rutina irgi iš viso to chaoso sukuria saugią erdvę, kur kažkas, kas kartojasi, labai gera ir ramu, ir vaikai ramiai tada miega. Tai pradedant nuo mažų ritualų, kad reikia eiti anksti miegoti, ne visada pavyksta. Labai stengiuosi, tikrai, idealus scenarijus, aš šiaip stengčiausi visada, kad vaikai maudosi 7-8 gulim lovai, po pusvalandį su abiem pakalbam, 9 esam užsimerkę jau įmigę. Toks idealus scenarijus. Dažnai pavyksta. Bet čia labai sveikintina. bet ne visada, nes pasaulis chaotiškas ir namam kartais galima pabūti chaotiškiam. Tai va, kad ir nuo tokių ritualų, kad mes maudomės ir tada turim kiekvieną vakarą pokalbio laiką, kur jau gulim lovoje ir gal ta pasaka pas mus nėra tokia tiek svarbi, kiek pasikalbėjimas. Ten vaikai pasiskaičiuoja, nes vienas guli laukia, kol su kitu pasikalbėsiu ir tada ateina taip, kartais reikia užduoti vienam klausimą, vienas lieka pagalvoti, su kitu kalbėsi ir turim po pusvalandį pasikalbėti ir, tokia ten, nežinau, ar kasdieną įvyko, ar aš šiaip kokių keistų klausimų prigalvoju, arba ten Marija vadina miego žaidimu, kur mes žiūrim, kaip viena kitą pažįstam. Ten jinai man uždavinėja klausimus, aš sugalvoju savo atsakymą, jinai spėja, kaip aš atsakyčiau. Ten bet kas, žodžiu. Dangus ar jūra. Ir aš pasirenku ir keiščiausia veikla, bet jinai yra tamsoj, gulint, pasikalbam, abu turi po savo pusvalandį. Ir buvo mamos diena, tai Marija man parašė laišką ir tai rašė, kad kiekvieną vakarą mes pasikalbam. Kad jai tai svarbu. Ir aš taip, kad jai tai svarbu. Aleksandrui labai svarbu, kad padaryčiau masažą prieš miegą. Ir labai gerai. Gerai, spa, jau taip, nuodai. Ir aš ten turiu tokį, ten stuburą pasitikrinu. Tai va nuo tokių mažų ritualų, tada, tarkim, sekmadienis ir jeigu esam namuose, nieko neplanuojam iki kokios 1 valandos, nes prisidarom pusryčius su padėkliukais, atsinešam pas mane į lovą ir mes žiūrim visi kartu filmą, kurį aš išrinksiu. Tada nieks nesipyksta, kas renka, nes žino, kad mama renka, reikia žiūrėti, ką mama išrinko. Ir visi valgom lovoje ir žiūrim tą filmą. Ir aš suprantu, kad jie laukia. Tai visiškai pasikartojantis dalykas, bet ir man ramu ir gera, ir jiem gera, ir čia mūsų laikas kartu. O šventės kaip šventės. Savaime, ar ne, jau irgi kažkokie. Dar man to šventės čia irgi tokia keista, gal ta šeima mūsų, nes aš labai, mano darbas šventės, aišku, per Kalėdas nedirbu, per naujosius metus dabar jau pradėjau nebedirbti, bet labai daug kas būna toks darbymetis, kur aš nelabai kažką ten taip. Man būna reikia daug jėgų ir bandom kompensuoti kažkaip. Bet tada jūs labai gražiai susidėliojate kitus ritualus iš tiesų. Visi tyrimai rodo, kad vaikam ir ypač vatiem iki mokyklinio ir pradinės mokyklos amžiaus tai yra nepaprastai svarbu turėti tą nuspėjamumą gyvenime, kad jie žino, kad jeigu taip pasielgsiu, bus taip, kad tą valandą bus tas, ta veikla vyks taip ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, kad jiem tas nuspėjamumas ir rutiniškumas gyvenime, kur mums kartais atrodo, kad negi, gal vaikui būtų smagu, kad čia būtų kažkokios pramogos ar kad keistusi, tai ne. Taip, man smagu, kai būtų pramogos ir keistus ir aš padarau tokias šventes ir tikrai tas Marijos, per tą pačią mamos dieną visas tas Marijos atvirukas. Tai ką papasakom apie mamą, kad mamai patinka daryti tai, kas mane džiugina. O prašau. Aš galvoju, fair enough. Mamai patinka. Galimai. Bet man patinka tos vaikus džiugint ir stengiuosi irgi mokytis, kad galvoju, neturėtų būti viso gyvenimo, visų žmonių tikslas vaikai, nes vaikai užauga, jie bus pasaulis ir aš stengiuosi ir save mokyti, nes pagaunu save, kad kartais imu ir lepteliu, kad taip, čia visako prasmė. Turėtų būti ne visai visako prasmė, bet gal dar tą išmoksiu. Teorijoje tą žinau, praktikoje dar ne viskai gyvenu. Su tuo ir mano kitas klausimas susijęs. Kaip jums pavyksta derinti
ar ne, nes tikrai, man atrodo, kiekvienai mamai tai yra aktualus klausimas. Tai, ko noriu aš, ar ne, ir tai, ko nori ir reikia mano vaikam, ar ne, nes mes tikrai labai dažnai save pametame motinystėje ir susikoncentruojame, na, kad dabar man svarbiausia yra vaikai, bet mes juk turime ir profesinį gyvenimą, ir asmeninį gyvenimą, ir na, kiekvienas žmogus turi daugiau kepurių negu vieną, ar ne? Esame ir mama, esame ir sesuo, ar ne? Na, jūs vien turite, ar ne? Bet iš principo, ar ne? Na, dukra ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, kad mes visada turime daugiau vaidmenų negu vieną, net kad ir koks jisai svarbus būtų. Susidėti prioritetus, nes kai vat irgi man gal reikėtų daugiau savo prioritetų prisidėti, kas čia tam mano prioritetai asmeniniai. Aš labai myliu savo darbą ir man jo užtenka, kad aš jausčiausi, kad aš skyriau laiko savo. Kažkaip aš labai mėgstu ir spa, viskas čia gerai, bet aš nevadinu, kad čia laikas savo, nežinau, kažkoks ten kūnui pailsėjau, patinka masažai, viskas gerai, bet man savo laisvalaikį aš mėgstu gerai išsimiegoti, tai vaikai žino, kad jeigu myli mamą, leisk jai pamiegot. Ir duokit man pamiegot, o toliau visą kitą laiką, jeigu padariau darbus, visą kitą, jeigu aš kažkam pasakau taip, tai turi būti labai geras taip, nes aš žinau, kad dažnu atveju tada reikš, kad pasakysiu ne kažkokiai veiklai su vaikais. Tai nedaug tų taip po pamokų būna. Nedaug. Bet ir nėra poreikio. Galiu pasakyti atsakymą, kad neįmanoma visko subalansuoti. Nežinau. Nėra tokio recepto, kaip nėra tobulos mamos. Nėra. O jaučiate, ir visos mamos vis tiek nori, visos tikrai pasako, kad žinom, tobulų mamų nebūna. Bet nori būti, aš pabūsiu ta pirma tobula mama. Tai kažkaip, ir aš noriu, galvoju, dabar paskutinių pabūsiu tobulą, kas ta tobula, kad aš čia padariau per galvą versdamas, ten nežinau, palakščiau kaip tarnaitė su kokiais maistais į lovą, po to prigalvojau atrakcijų kažkokių ir pakalbėjau ir padirbau ir nupirkau. Kas tas tobulumas? Neturim. Tai ir to balanso, jo tobulo, niekaip nebus. Ar būna taip, kad darbe galvojate, kad oi reikėtų būti dabar su vaikais, o būdama su vaikais, kad reikėtų dirbti? Taip, ir čia baisiausia yra. Tai va šitą reikia su šitu galima padirbėti. Ne, kad nejaust kalties, kad jeigu priėmiau sprendimą, kad šiandien aš nebūnu su vaikais, gal man truputį mažiau kalties yra, nes aš neturiu auklės. Ir kada mano vaikai yra be manęs vakarais, aš turiu tą vienintelę pagalbą po būrelius vežiojimą, nes yra 2 vaikai, tai kitaip, tiesiog, manoma, čia dvi skirtingas tuo pačiu metu, pusės išvažiuoja Vilniaus, pajudam mokykloje, susitinkam ir išvažiuoja automobiliai taip. Bet auklės aš neturiu ir kai vaikai lieka be manęs, aš žinau, kad jie liko su šeimos nariu. Tai nevaidinsiu, kad čia viską visi daro vieni, neįmanoma, kur aš prie radiatoriaus palikti, nebent pririštus vaikus tada turėtum, nes tiesiog be pagalbos būtų neįmanoma, bet mano pagalba yra visa šeima, kuri visa padeda ir aš galvoju, vaikam visko reikia, reikia močiučių, reikia tėčio, reikia, visko reikia, senelio ir visi jie turi ką duoti. Ir tada galvoju, kad čia aš palikau kokybiškam laikui. Jie tai dar ir nepavargę yra, nes gali pasimėgauti vieną vakarą, tai enjoy. Ir vaikams smagu, ir taip. Aš manau, kad tie palikimai šiaip yra labai labai svarbus, nes aš pati jaučiu, kad dabar jau mes, kadangi mūsų vaikai jau užaugę, bet kartais šeimos nariai paprašo ten jų vaikus pažiūrėti ar ką. Tai esmė yra ta, kad yra labai gera jaust, kad net jeigu tau kažkas sunkiau pavyks ar ką, taigi jūs toj pasims. Taip. Ir yra labai geras šitas jausmas, kurio, kaip mama, tu jo neturi, nes, mamos darbas yra nuolatinis, ar ne? Bet va to kaimo padedančio jausmas yra labai labai nuostabus. Bet aš noriu dar vienos pasakos ir aš galvoju, galiu aš paskaityti tą pasaką, nes man nereikės dėrėtis rytoj. Tėvai tegul rytoj jau ir derasi, o aš galiu tą ekstra pasaką paskaityti.
Tai ir vaikam labai faina. Paskaitysi? Tikrai paskaitysi? Paskaitysiu, sakau, paskaitysiu. Arba sako, labai nori valgyti. Tai ko nori valgyti? Tai nežinau, ką. Ten jau ruošiuosi kažką virti, ar makaronus, ar pamato dribsnius, šokoladinius. O gal galiu dribsnių? Aišku, gali dribsnių. Taigi galvoju, nereiks man rytoj čia vėl dėrėtis ir visą kitą. Ir tada atvažiuoja tėvai pasimti ir sako, o mes ir tiek pasakos kitė, ir dribsnius valgėm. Tai aš jau matau, tėvai tai nebūtinai visada labai laimingi stovi, bet tam vaikui, jam buvo labai nuostabus vakaras. Tai. Ir tėvai atsipalaidavo, o tėvai visada gali pasakyti, bet žiūrėk, pas Austėją, tai tokios taisyklės, o mūsų namuose jau tokios. Viskas. Čia pagrindinė dalyka, kurį aš mokau vaikus nuo vaikystės, nes saky, galvoju, ar ne iš jūsų šitą kur nors, kur aš perskaičiau, kad negalima vaikams sakyti žodžio negalima. Gali būti, kad iš jūsų, nežinau. Gal kažkur ten mamyčių klube pasiklausiau psichologo, negalima, reikia sugalvoti 5 dalykus, kurie yra negalima, bet jie turi būti bet kokiom sąlygom negalima. Negalima. Jau jeigu negalima, tai negalima. Tai niekada. Tai aš tik vieną sugalvojau. Pirštų į rozetę. Daugiau nei vieno dalyko nesugalvojau, kurio daryti negalima. Pjaustytis rankų su peiliu, bet net nereikėjo to sakyti. Taip, sakom, elkis atsargiai su peiliu, nes gali įsipjauti, bėgs kraujas. Tai irgi ne kažkokia, Tai žodžiu, vienintelis mano buvo negalima pirštų į rozetę ir daugiau nebuvo, kur įdėti šito žodžio. Ir visada mokėmės, kad kieno namai, to ir taisyklės. Šitą vaikai labai gerai žino. Visada žino. Kelyje važiuojam, kelių eismo taisyklės. Atvažiavom į kitą šalį, kodėl aš ten deduosi ten kokioj ten arabus kažką pečius ten dengiamės, nes jų taisyklės. Ir jeigu pas mane galima valgyti lovoje, tai nebūtinai sekmadieniais, tai yra tik dėl to, kad mano namai mano taisyklės. Tada jau jie dabar paaugo ir žino, kad jų kambarys jų taisyklės. Bet irgi čia yra, jeigu aš tą kambarį tvarkau, tai aš įvedu savo taisyklės. Ir taip gražiai vyksta kažkokios tokios dėrybos, kur nėra, aišku, dabar jau man vaikai dar moko mane ir nepasakyti. Sako, mama, tu nesakydama negalima, dar pradėjai niekad nesakyti ne. Ir visiems sako, žinokit, mūsų mama niekad nesako ne. Ir jinai sako, kai nori kažko, aiškina, 10 minučių bando per kitaip kažkaip aiškinti, kodėl mums nereikėtų. Tai mes kur nors einam ten parduotuvėj, kažko paprašo ir aš ten aiškinu, sako, mama, o nepaprašiau, jeigu tu tiesiog sakytum ne. Ir galvoju, kaip šaunu augina ir moko, kad aš prie negalima dar ir pamiršau. Bet tai va. Bet ar pasakytumėt, kad turite namuose taisyklių? Tai mano namuose turim. Pas tėvus namuose irgi turim, visi turi savo taisyklės. O kokios jūsų svarbiausios namų taisyklės? Ten dar iš tų knygų pozityvus auklėjimas. Aš tikrai, dar gerai, kad dėkingas darbas, kur reikia daug kalbėti, tai aš nepavargstu daugmaž, nepavargstu kalbėti. Ir aš stengiuosi visada daryti tokį išsiaiškinimą, tyrimą, kur nenukirsti, ten kartais per žaidimą, tai kokie kiti vaikai atvažiavę pasijuokia, aš padarau, kažkas susipyko, teismo procesas vyksta, ten kažkas liudininkai. Žodžiu, daug kas per žaidimą, tam reikia turėti laiko ir gerai, kai mamos nepavargusios yra, nes pavargus to nieko nepadarysi. Aš grįžtu pavargus ir jeigu žinau, kad aš turiu 20%, tai atsiranda labai daug naujų taisyklių. Tai nežinau, mes kalbamės. Kad būtų griežtos taisyklės, kurias vaikai galėtų išrašyti, turbūt, nežinau, būtų įdomu juos pasisodinti ir paklausti, kokios yra namų taisyklės. Tai jaučiu sakytų, ką žinau, išmest šiukšles, kai kažką atsidaro, nemesti, bet nebūtinai taip darom, sakys, nieks už tai nebaudžia. Bet ar vaikai turi pasiekmes? Pavyzdžiui, nežinau, už tą patį netinkamą elgesį. Tarkim, susitarėte, nepadarė, ką darysit? Čia tas, kur iš serijos skaičiuoju iki 3 ir mamos nežino, kas bus po 3 ir tik laiko žiūrikus, kad vaikas atliktų kažką vienas. Kad tik pavyktų. 2, kol maži buvo ir kad kažkodėl labai baisu būdavo vaikam, kad ir tarsi 3, bet tu pati nežinai, kas vyks, kas turės būti po 3. Tai nėra, jiem šiaip yra, kol kas džiaugiuosi, kad jiem rūpi ir mano emocinė būklė
Ir jeigu mato, kad aš nuliūdau ir supikau ir jiem kažkaip skaudėt pradeda, tos pasiekmės, kad esam susipykę, yra jau pakankama pasiekmė, ar ne? Nesusipykstam kaip lygiaverčiai žmonės. Nu, aš supikau, Marija ant mane supyko, Marija viena išėjo į kambarį, nes jį jaučiasi teisi, aš jaučiuosi teisi, po kažkiek laiko kažkur ateinam pasibelst, pasikalbam, kuri visgi turėtų atsiprašyti. Taip irgi stengiuosi savo priminti už tai, kad aš vyresnė nebūtinai esu teisi. Ir lygiai taip pat už tai, kad Aleksandras mažesnis, tai nesuteikia jam daugiau teisių. Šito niekad neįvedžiau. Gal net truputį, gal net jį nuskriaudžiau, galima sakyti. Nu, nenuskriaudžiau, bet jis buvo visada mažesnis. 2 metai yra didelis iš pradžių skirtumas ir jis tikrai nesupranta. Ir gal dėl to jis taip greit suaugo, nes tikrai jų dabar atrodo kaip bendramžiai. Visiškai lygiaverčiai draugai, nes nepalikau jam kito būdo. Niekad nebuvo, kad duokis mažesnis. Ten, ai, Marija, nu nepykis mažas. Jis, nežinau, vargšas ar ne, bet niekad neturėjo šito pasiteisinimo, kad aš mažiukas, tai man galim. Tai jau galiu. Jis labiau jautė, kad turiu greičiau pradėti vaikščioti, nes čia nieks man nieko neduoda. Ir teko žmogui greitai 8 mėnesių pradėjo eiti. Žiūriu, su šiukšliadėže eina. Įsikibęs, ar ne? Taip, tai kažkaip gal gerai. O vaikai tarpusavį daug laiko leidžia kartu, daug bendrauja, žaidžia, kalbasi, taip kaip jūs su jais. Taip. Atspindi tą, ar ne? Dabar gal tik prasideda jų atskirimas, sakykime, nes aš niekad nesudarydavau net tokių galimybių, kad jie kažkur eitų atskirai. Pavyzdžiui, kad seneliai pasiema, bet tik Marija. Taip nebūdavo. Jie yra toks vienetas, visą laiką išvyksta kartu, draugų gimtadieniai. Ir šiaip po šiai dienai aš dar pas klasiokus, vieni kitų klasiokus pažįsta, nes jie dviese ateina. Iš dalies ir man taip truputį patogiau. Abu ten pat. Bet aš rasdavau tam pateisinimu, kad man norėjosi, kad jie būtų komanda, o dabar jaučiu, kad jau tikrai yra skirtumų. Aleksandras labai vyriškas, Marija tikrai labai mergaitiška ir skirtingi dalykai patinka. Tai norisi ir paskatinti, kad kartais smagu ir Marijai tais kartingais pravažiuoti, bet Aleksandras jaučia daugiau malonumų. Ir kad plus būreliai skiriasi, jau draugai įma išsiskirt. Draugų ratas, taip. Ir jau turiu leist turėti tikrai tik savo draugus, kur atvažiuoja ir būna vieni. Tai gal dabar įvyksta, va su Marija turėsim pirmą kelionę, dviese mergaitišką. Prašau. Lietuvoje ar iš Lietuvos ribų važiuoja? Čia, kur mama pildo. Mamai patinka džiuginti. Ką patinka veikti mamai, tai džiugint mane. Tai Marija išsirinko? Marijos svajonė buvo vykti į Blackpink koncertą, tai vasarą skrisim į Barceloną ir, žodžiu, bus pramogausi. Aš įdėjau pastangų ir nuoširdžiai pamėgau tą grupę, Pietų Koreją. Džiaugiuosi, kad ne Pietų Koreja dabar reikia skristi, nes bus Europoje. Atskris jos, ar ne? Na, tai labai smagu. Tai iš tiesų, kaip aš girdžiu iš jūsų, jūs labai ieškote, kur su vaiku atrasti sąlyčio taškus. Nelaikyti jo, čia irgi turiu nepaslyst. Ir aš žinau, kad aš kartais paslystu, nes aš visko pabuvau, aš mama helikopteriu esu pabuvus. Viską išbandžiau. Tikrai. Žinau, kad negalima, bet aš dėl viso ko pasibandžiau, ar tikrai. Ir norisi kažkaip, kad su vaikais būtume lygiaverčiai žmonės, visi kalbėtumėmės, visi turi vienodas teisės, skirtingas pareigas, bet vienodas teisės namuose, visi balsą turi ir nėra niekas, labiau draugai. Gal man truputį daugiau reikėtų pabūt ir tokia auklėtoja mama, kuri trepteli koją, bet čia dabar kažkaip su vaikais irgi važiavom. Man patinka paklausyti jų išminties kažkokios. Kuo daugiau su jais kalbi, tuo jie ten įdomiau papasakoja. Mano tai mintis, kad jūs, iš to, ką aš girdžiu, kad jūs labai stengiatės girdėti vaiką, pasitikti ten, kur jisai yra, ar ne? Ir iš tiesų, kai kurie tėvai nori tokio labai lygiaverčio santykio, ar ne? O kiti vis viena laikosi, kad ir aš noriu gero santykio, bet vis dėlto, aš esu namuose atsakingas. Dėl to, kad aš esu suaugęs žmogus, tai aš esu atsakingas, ar ne? Taip. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti, važiuojant, kalbėjom su vaikais
Ir Marija kažkaip išsikalbėjom, kad tu, mama, labai mums gera, tu čia mums viską leidi. Sakau, nes jūs gerai elgiate. Sakau, galim susitarti, kad kol jūs priimat tokius sprendimus, kad viskas vyksta gerai, kol jūs atskiriat, kas yra gera, kas bloga. Jeigu kartais nežinot, ateinat manęs paklausti, čia teisinga ar neteisinga, čia bus saugu, nesaugu. Kol jūs, mano akimis, saugiai ir gerai priimat sprendimus, tol jūsų ir gyvenimas geras. O jeigu norit pažiūrėti, koks būtų kitoks gyvenimas, tai bus tada, kai pamatysiu, kad jūs neįgalus priimti kažkokį sprendimą. Mačiau, labai susimastė, kad kas čia būtų. Tai tokį pasitikėjimų labai grindžiate, ar ne? Taip. Aš pati dar nežinau, kas būtų, kai būtų griežta mama, bet manau, kad pamatyčiau, kad mano vaikui jau viskas reikia kažkokių tvarkos ribų ir reiks. Aš ir taip esu pakėlus balsą, čia nėra taip, kad aš išprotėčiau, jeigu visą laiką tokiu balsu su vaiku viską kalbėtum, kartais tiesiog būna, kad ir vakare. Po pusvalandį pakalbėjom, viskas jau miegam, pakasyti dabar į tualetą. Gerai, dar ramu čia į tualetą. Mama, dar aš atsigert noriu. Mama, vis dėlto šalkanas. Kamo. Ne, viskas, pusryčiai bus rytoj. Tai pasakai kažką griežčiau, bet stengiuosi, kad procentaliai būtų to ramaus, pozityvaus kalbėjimo, o koja treptelėjimo, kaip pasiekia mano ribą. Užkyla. Vaikai socialiniuose tinkluose ir apskritai apie motinystę socialiniuose tinkluose. Nes tikrai yra labai daug nuomonių, kaip turėtų būti. Ar ne? Darykite taip, darykite anaip. Ir paskutiniuosius 20 turbūt metų to labai labai išaugo. Ar ne? Kaip jūs apskritai ir žvelgiate į tai ir atsilaikote visoms toms įtakoms, kurios gali būti, ar ne? Ir tuo pačiu, ką patartumėte, ar ne? Ko klausyti, ar ne? Kažkas primeta, kokia mama turi būti? Taip. Kaip turėtumėm elgtis, ar ne? Čia vieni sako maitink, kiti nemaitink, vieni neišeik į darbą, kiti išeik, vieni darželis metukų, kiti darželis 5 metukų, arba iš vis geriau be ir taip toliau ir panašiai. Visi su savo ganėtinai stiprią nuomonę, bet ta nuomonė dažniausiai ateina iš asmeninės patirties. Ar ne iš asmeninės patirties, iš asmeninių įsivaizdavimo, ar iš asmeninių, kas pavyko, ar kas nepavyko. Bet vis dėlto jų kiekviena situacija yra nepaprastai unikali. Ar ne? Net mokslininkai nešneka apie tai, kas yra gerai. Šneka apie tendencijas, kas būtų, jeigu vaikas 1 išeina į darželį, kas būtų, jeigu vaikas 3, bet visada sako, ir turite pasižiūrėti, kas tinka jums. Bet tai nėra taip patrauklu, nes vėl atiduoda atsakomybę tėvams. O tėvai norėtų, kad ateitų kažkas ir pasakytų. Ir atsiranda žmonių, kurie pasako, kaip jiem atrodo teisinga daryti. Ir tada tarsi lengviau to klausyti. Tai kaip, tėvams nesusiplėšyti, nesusidraskyti tarp tų visų patarimų ir rekomendacijų, kurios kartais absoliučiai viena kitai prieštarauja. Neįsivelti į diskusiją socialiniuose tinkluose. Gal šitą išmokau. Skaityti galima viską, aš tikrai skaičiau. Ir man patinka dar dabar, aš tikrai ieškau atsakymų knygose. Ir matau, kiek jos prieštarauja. Ten nesvarbu, ar apie savo emocijas kokias, ar auklėjimą, visame kame aš vis tiek galvoju, yra protingų žmonių, kurie skaitė kažkokių tyrimų, žiūrėjo kažką, bandė, pragyveno daugiau nei aš paskaitysiu, ką jie man turi pasiūlyti. Ir čia nesvarbu apie ką. Finansavimą lygiai taip pat, kažkokį investavimą, pinigus, vaikus, apie viską galima paskaityti, bet nereiškia, kad aš turiu taip pat gyventi. Ir jeigu dar aiškinsiu kitiem, kaip reikia gyventi, čia tik laiko iššvaistysiu, įsivelsiu, tada bandysiu įrodyti, kad buvau teisi, o juk nebūtinai visada esi teisus. Ir man atrodo, kad aš išklausyti, pasižiūrėti, kokių nuomonių yra gerai, bet
sugalvot, kad yra taip ir ne kitaip ir tada gyvent bandant įrodyti, kad aš buvau teisus, yra kažkokia nesąmonė. Tai negaiškit laiko ten komentuodami ir sakydami, kad kaip turėtų būti. Nieks nežino, kaip turėtų būti. Niekas. Labai unikalu, kiekviena situacija yra kontekstinė. Taip. Ar jūs pati jaučiate, kad yra skirtumas auginant berniuką ir mergaitę? Taip. Būtų keista sakyti, kad ne. Tik manau, kad mano kaip mamos pareiga yra leisti jiem atsiskleisti. Tai yra būdas pažinti save ir kad tik tai auginti juos ne pagal savo kažkokias projekcijas, įsivaizdavimus, bet padėti jiem pažinti save, suprasti savo kūnus, suprasti savo poreikius, kodėl vienam patinka vienas, kitam kitas. Nei vienas neprivalo mėgti to paties ir mėgti to, ką aš mėgstu. Tai gal tas skirtumas tik tam, kad jie užaugtų laisvi ir negalvotų, kad kažkaip turi būti. Nes šiaip niekas neturi būti. Niekas. Mes nieko neturim, jie nieko neturi. Niekas nežino, kaip turi būti. Nes iš tiesų, ką aš labai mėgstu akcentuoti, tai kad tas, berniuką ir mergaitės yra, ką mes vadiname stereotipiškai berniukiškumu ir mergaitiškumu, ar ne, yra visiems spektras. Nes yra labai tai stereotipiškai mergaitiški dalykai ir, tam spektre mažėja. Ir tada yra kažkas labai stereotipiškai berniukiška ir labai mažai stereotipiškai berniukiška, bet vis dar berniukiška. Ir čia galuose tos skalės berniukai ir mergaitės yra artimesni vieni kitiem negu skalės galuose. Tai jeigu mes turime, pavyzdžiui, dukrą, kuri yra nežinau, tą pačią formulę labiausiai domisi ir nori eiti į kartingus ir taip toliau ir panašiai, ji gali būti daug arčiau stereotipiškai to tipinio berniuko, negu kad mergaitės tame pačiame spektre, kuri yra jau labai į tą kitą pusę nuėjusi. Tai man labai svarbu visada labai akcentuoti ir kalbant su tėvais ir šiaip tėvams, kad jūs nebijokite pamatyti to spektro savo vaiko, ar ne? Kad šituose galiukuose, tai jie vienas kitam yra netgi artimesni, nepriklausomai nuo jų lyties. Bet jeigu mes bandysime primesti ką labai stereotipiško, tai mes laužysime tą vaiką. Šiaip mes, bet čia irgi dėkinga situacija, kad turiu ir berniuką, ir mergaitę, ir kad esam komanda ir labai dažnai, tiesiog, esam tryse ir reikia visų poreikius atsižvelgti ir nuveikti kažką, ko nori Marija, nuveikti, ką nori Aleksandras. Tai Aleksandras pabando, kas patinka Marijai, Marija be abejonės pabando, kas patinka Aleksandrui. Ir po to atsimena, kad kartotų šitą. Taip. Tai jei tie kartingai gal ne visada, bet dažnu atveju jinai mielai juos sės. Ir man džiugu, kad mes nežinom, kokių mums reikės įgūdžių gyvenime. Taip, aš, pavyzdžiui, moku ir ratą pasikeisti ir žinau, jau norėčiau nežinot, bet žinau, ką visos lemputės reiškia, kai užsidega automobilyje. Ir taip moku tepalus pasikeisti, viską galiu. Taip, kad iš tiesų... Tepalų nepasikeisiu. Bet žinau, kad reikia. Jeigu reikėtų, tai gal ir pasikeistų. Žinau, kur nuvaryti automobilį, paskambinti. Taip. Kur aušinimo skystis pilasi, žinau. Puikiai. Nes man atrodo, kad tikrai to vaiko, konkretaus vaiko pamatymas yra nepaprastai svarbus. Ir iš tiesų, turint skirtingų lyčių vaikus, nes mes auginome 2 berniukus, 2 mergaitės. Ir irgi, kaip tu matai... Turi vaikai. Lygiai taip pat, po 2 vienam žmogui. Šiaip labai gerai vaikų turi tiek, kiek rankų turi. Ir tada matai, kad, kai kur šitie 2 susisieja, kai kur šitie 2 susisieja ir nebūtinai tos pačios lyties, kai kur jau broliai labai susisieja, kai kur jau sesės labai susisieja. Ir per tą, ir ypač kadangi tarp jų irgi nedideli labai skirtumai ir visi kartu augo, tai labai tą pamatėme, kaip jie, laviruoja. Ir ypač būdami vaikais, ir kaip smagu yra išbandyti
įvairovę tų veiklų, tų žaidimų, nes mes kartais suaugę primeta, na maždaug jeigu mergaitė, tai aš pamažu ją kreipiu, o po to sakome, kad pati tą pasirinko. Bet ji nepasirinko, mes ją pakreipėme, tada jai patiko ir jinai tą toliau pradėjo daryti. Bet su skirtingų lyčių vaikais dažnai gauname tą dovaną, galimybę, tarsi dėl brolio tą darome, bet po to sužinome, kad ir sesiai labai patiko. Lygiai taip kaip ir tėvai kartais vaidina, kad daro dėl vaikų, bet patiems labai patinka. Taip, aš kaip visus Disnėjaus filmukus eidavau. O man labai patinka atrakcionų parkai. Tai aš džiugiuosi, kad turiu tokią priežastį. Priedangą. Priedangą. Nes gal ką irgi perspaudžiu, nes mėgstu visus atrakcionus ir su Aleksandru gal per greitai kai kurios nuvedžiau ir girdžiu iš galo, čia aš važiuoju Mariją, Aleksandras ir dar savo mamą įsodinau. Tai mama važiuojam tam traukinukę ir jau ten matau, kas bus ir iš galo girdžiu Aleksandras. Aš apie tokį atrakcioną niekada nesvajojau. Taip, pabandėm. Bet kokią mamą turi, tokia yra. Tobulų nėra. Tai va, aš tai į filmukus ėjau, nes atrakcionuose aš visada su jauniausiu būnu. Nes man nelabai patinka, tai aš sakau, mes pabūsim. Jeigu kas nors nenori eiti, tai aš daiktus pasaugosiu, visą kitą. Tai aš būdavau ta labai patogi dalyvė atrakcionų, nes man visi daiktus suduoda, viską aš savo ramiai laukiu. Bet vat, į Disnėjaus filmukus tai labai buvo etapas, kai jau toks maždaug, kaip aš eisiu, tokia jau kaip ir suaugus labai keistai atrodys. Bet atsirado vaikai ir toks. Mes visi labai smagiai toliau einam. Visi mokomės būt kartu ir labai svarbu, va čia ir surast kažkokį, kaip visiems kartu būti ir mėgti tai, ką mėgstam. Taip. Ir to pasimėgauti. Ir džiaugtis ir kartais nusileist, kad myliu tą žmogų pakankamai, pavyzdžiui, vaikai turi mylėti brolį ar sesę pakankamai, kad kartais veiktų tai, ką jis nori, o aš nelabai noriu, bet dėl to, kad esam komanda, pabūnam iš meilės kitam. Bet čia labai geras įgūdis dėl to, kad gyvenime ne visada darysi tai, ko tu nori, ne visada savo. Tai greičiausiai didžiumą laiko labai laimingi tie, kurie visada daro tai, ką nori. Tai kad paprasčiau gyventi, kai gali nesijaus pralaimėjęs, kai yra kompromisas. Su kokiu didžiausiu motinystės mitu susidūrėte? Ir nesvarbu, ar kai vaikai buvo maži, ar dabar, bet koks buvo labiausiai jūsų toks, kad, tikrai ne man, ar man tikrai netinka šitas? Nežinau, kokie čia tie mitai. Koks man mitas? Nes, tarkim, kokiuose socialiniuose tinkluose labai buvo laikas, kai labai graži motinystė buvo, bet dabar aš jau daugiau matau, gal taip algoritmai meta, nežinau, daugiau matau tos baisiosios pusės ir tik visi pradeda, nieks apie tai nekalba, bet. Man atrodo, jūs jau visi kalbate apie tai, tik tai, kad ar jau liko kas nors gražus ir tvarkingo. Tai man atrodo, kad didžiausi mitai tie, kurie yra kraštutinumai, kur kažkas kažką pasako ir sako, kad jeigu taip, tai bus tik taip. Nėra jokio kraštutinumo. Nėra nei juoda, nei balta, nei vien ten geltona, raudona. Yra kažkokios tarp daug spalvų. Mano Marija sako spalvotinė. Tai visos situacijos yra spalvotinės. Ir reikia nusiraminti, nes pas nieką nėra, kad tik taip būtų. Ir ne kitaip. Ir tikrai nėra tai blogai. Labai juokinga tos filmukus žiūrėti. Man tai irgi linksma. Aš pati perspaudžiu ir man iš to patinka juokus daryti, bet tikiuosi visi supranta, kad šaržuojama. Kad daug kas yra šaržuojama, taip, o kas rašo ten apie tos labai blogus dalykus, tai po to tos, kurios neturi vaikų, gali bijoti turėtų vaikų. Nėra taip. Nėra taip blogai, kaip dabar rodo Instagram. Čia labai gera nata. Ir iš tiesų, baigdama savo jau ir mūsų pokalbį, norėčiau paklausti, ką jums reiškia mamos be dramos? Mama be dramos. Ta, kuri nebijo chaoso, nes žino, kad anksčiau ar vėliau, gal išsimiegojus, bet ras
sprendimą. Kartais reikia gal ir visą savaitę pamiegoti, bet sprendimas bus. Ir kad žino, jog nei viena problema nėra katastrofa, kuri netarnauja tik gražiam paveiksliuko gyvenimui, bet žino, kad visi išsitepam. Ir kad sena patarlė, kad vaikas arba švarus, arba laimingas, vis dar yra pakankamai teisinga. Ir leidžia, kuri leidžia būt visom situacijom. Ir vaikam būt tokie, kokie jie yra. Ir savo būt. Ir visiems suklyst. O tada atsisėst ir kažkaip galvot, kaip dabar tai išspręsim. Kaip šitos siūlus išnarplėsim, ar ne? Taip. Tai labai šią gražią mintim, ačiū, kad atėjote ir labai smagu pasikalbėti apie motinystę. Tai mama be dramos. O jums kas mama be dramos? Man mama be dramos tai iš tiesų yra mama, kuri yra rami savo motinystėje. O rami dėl to, kad jau žinai, kad darai geriausiai, kaip gali. Ir kai žinai, kad darai geriausiai, kaip gali, ir nebebijai to pasakyti, kad, žiūrėk, tu turi man priekaištų, sorry, atsiprašau, aš suprantu, kad aš kažką galėjau ne taip daryti, bet aš dariau geriausiai, kaip galėjau. Ir tada... Bet gal, aš kažkaip labai mėgstu, o jeigu pagal kokias knygas, tai jeigu išbandyt ką nors, tai maksimaliam balui, tai visada galvočiau, šiaip tai galėjau geriau. Tai galima sakyti, tą minutę taip geriausiai išėjo. Taip, dėl to, kad mes visada galėjom geriau. Visame kame, ir profesinėme gyvenime, ir asmeninėme gyvenime, ir augindamos vaikus, ir taip toliau ir panašiai. Visada galima geriau. Bet esmė yra ta, išmokti džiaugtis pakankamą. Mano laimės receptas. Žodyje pakanka. Taip, kad pakanka. Švedai turi labai gražų žodį. Jisai lagom yra. Ir kai tu jų klausi, kaip tu gyveni, jie gali atsakyti lagom. Kaip tau sekėsi? Lagom. Ir jis beveik yra neišverčiamas, nes tai nėra gerai. Tai yra pakankamai. Tai yra toks tikra laimė. Taip, aš pakankamai. Laimė. Ar skanu buvo? Pakankamai. Ar nežinau, ar oras geras šiandien? Pakankamai. Ir ar vaikai geri? Pakankamai. Pakankamai. Taip, viskas yra. Pakankamai. Ir aš didelę dalimi dažnai galvoju, kad skandinavų džiaugsmas gyvenimo ir kodėl ten tai suomiai, tai danai, tai ten tie patys švedai, vis ten figūruoja tarp tų laimingiausių šalių. Tai yra tai, kad jie yra labai giluminiškai išmokę džiaugtis pakankam. Nėra, ten didesnių namų, geresnės mašinos, ten fainesnių rūbų, daugiau vaikų, mažiau vaikų, daugiau vaikų, geriau besimokančių, ten dar kažką. Ir taip, toks nuolatinės lenktynės ir tada tu nebegali džiaugtis pakankamu. O kai tu išmoksti džiaugtis pakankamu, tiek vaikų, kiek turiu, tokiais, kokius turiu. Ten, kur jie yra. Aš dabar pati pasijaučiau kaip pamokoj, nes čia mano yra šių metų tikslas, vasara mano gimtadienis ir aš galvoju, aš kaip pūsiu žvakutes ir visus metus šitą praktiką bandau savo įgyvendinti, kad pūsiu žvakutes ir nieko nesugalvočiau, bet jausčiausi, kad man visko pakanka. Ir čia yra skirtingi žodžiai nuo užtenka arba ten, kad nebedarysiu pakanka. Lagom dabar naują turėsiu, kad viskas būtų lagom. Taip. Tai jums tą ir linkiu, kad tas žvakutės užsipūstų su šituo žodžiu. Ačiū. Ačiū.